Su jumis verslo tribūna, šios laidos partneris Citus, o studijoje šiandien vieši Citus Vilniaus regiono vyriausioji plėtros vadovė Gabrielė Norkutė. Sveiki, Gabrielė. Sveiki. Ir Gabija Strielčiūnaitė. Sveiki. Žmogus, kuris naudojasi tomis galimybėmis, kurios yra sukurtas tuo projektu ir vėliau šiek tiek papasakosim apie ką mes čia, ar ne? Bet iš tikrųjų kalbėsim apie labai įdomų projektą apskritai galbūt tam tikrų vietų perspektyvas Vilniuje ir konkrečiai apie Miško ardus dabar papasakokit, Gabrielė, kas tai yra, ta prasme, vieta labai įspūdinga ne tik tuo, kad joje galima kažkaip patogiai gyventi, bet ir savo istoriją. Taip, tai mes nusipirkom sklypą dar 2017 metais ir tais metais, sakykime, mūsų konkurentai skeptiškai žiūrėjo aplamai į šitą vietą, nes tikrai gyvenamųjų projektų ten buvo labai minimaliai. Bet mes atvažiavom į tą vietą, pamatėm tą sklypą ir juo labai patikėjom. Tuo metu buvo raketų aptarnavimo bazė. Tai toks karinis objektas, daug apleistų pastatų, mes patys norėjom suprasti tą vaibą, sakykime, tos vietos, tai net buvo ir dažasvydis organizuotas įmonėje, kad suprasti, kas čia yra. Dabar jau iš tos vietos palikę yra tik tai dviračių saugykla, tai buvo toks bunkeriukas, mes jį, sakykime, panaudojom kitaip, bet palikom tos truputėlį istorijos prieskonio, tai dabar jis yra pilnas dviračių, tai iš esmės žmonės tikrai tuo naudojasi ir jiems patinka. O esminis dalykas tai yra, kad tas sklypas yra tokioj labai uždaroj tam tikrą prasme vietoje, nes Burbiškių miškas aplink yra labai brandus miškas ir jo tikrai niekas, žinai, kad neiškirs. Tikrai jis ir bus saugomas ir tu turėsi tą gamtos jausmą ir gyvenimą iš esmės miesto centrinėje dalyje, o jautiesi kaip išvažiavęs, nežinau, į Nemenčinės miškus, kažkur labai toli ir tokių vietų, mieste ir mažėja ir praktiškai jau net nebėra. Ir tai buvo mūsų tas pagrindinės noras, kad žmonės čia jaustųsi ir turėtų privalumus miesto ir jaustųsi gamtoje. Tai toks dar ir leitmotyvas eina ir nuo mūsų praeito projekto. Tai buvo Neries ardai, net ir pagal pavadinimą jaučiam, kad tas pats irgi buvo visiškai neatrasta vieta. Citusas visą laiką renkasi įdomias ir nelengvas vietas vystyti. Tai čia irgi lygiai tas pats buvo. Buvo labai ilgai galvota, kaip tą atskleisti tos vietos jausmą ir buvo pasirinkta bendradarbiauti su tais pačiais architektais kaip ir Neries arduose Vilniaus architektų studija. Pagrindinis vis tiek toks konceptas buvo gyvenimas miške, gyvenimas kiekvieną dieną kurorte. Tai norėjusi, ta gamta tave įpareigoja irgi pačia architektūros prasme, tai yra architektai labai daug galvojo, kaip žmogui būnant bute, būnant savo kieme, kad jie jaustųsi būtent gamtoje, jas neuždarytų. Tai turim balkonus 9 kvadratų, kur tai vaiko kambarys, šiaip tai tipinis vaiko kambarys ir tikrai nuostabu tam balkone atsisėsti ir būti apsuptam to čiulbančių paukščių, matyti visą gamtos, sakykime, tą ciklą. Ir tuo pačiu yra tas brandus miškas ir turim labai didelę teritoriją šiaip, tai yra praktiškai katedros aikštės teritorija, 1 hektaro, kurioje yra tokios jau labiau bendruomenę kuriančios veiklos, kaip kupolas. Žinau, kad tikrai labai naudoja šventėm visokiom, krikštynam, gimtadieniams. Ta prasme, stacionarus, jis ten visuomet. Jis stacionarus, visiškai yra, žinau, kad tokia užsisakymo net platforma pasidarė, yra kaimynai ir rengia ten šventes. Šalia yra baseinas, kas gal neįprasta mūsų klimatui, bet ten vaikai turškėsi vasarą labai puikiai. Ir, tai ir buvo toks noras, kad būtų ir tam tikra vietokura, nes, kai įsikraustai į žvėryną, sakykime, tai, tu jau turi bendruomenę, be jos
tenka tik prisijungti, kažką dadėti, o šiuo atveju tai mums reikėjo, kad ta susikurtų bendruomenė ir jinai būtų stipri. Tai nežinau, manau, kad pavyko, nes jautėme bendruomenę tiek ir vystant skirtingus etapus, nes per 3 etapus vystame, tai žmonės tikrai reiklus, išskirtiniai, sakyčiau, net kartais ir išskirtinėmis veiklomis užsiemantis. Tai, tikiuosi, kad jie džiaugiasi tikrai tuo gyvenimu tenais. Tai va, galim paklausti, ar ne puikus egzempliorius atstovas bendruomenėse? Čia švelniai tariant džiaugiasi, nes iš tiesų aš pati kaip projekto dalyvis ir toks organiškas vartotojas, ar ne, atėjau šitą projektą ir pasirinkau gyventi tikrai ne iš social medijos, tikrai ne iš ten kažkieno daug pasakomų ir panašiai. Tai buvo mano pačios asmeninė paieška, etapas gyvenime, kada išaugau iš vieno gyvenamo būsto, prireikė kito ir tada klausiu, natūraliai kėliau savo klausimus, o ko aš noriu, kas tai yra, ir aš noriu ir miesto, ir gamtos, nes visas gyvenimas mieste vyksta, bet noriu grįžti į namus, kur tikrai galiu pasilsėti, kur aš galėčiau išeiti su vaiku, pasidžiaugti gamta, pailsėti, praleisti kažkaip šauniai laiką. Ir supratau, kad tai yra sunkus topikas, nes pati aš augusi esu name, automatiškai noriu žolės, noriu kur palakstyti kažkur tai, bet ne ant grindinio. Ir buvo iššūkis ir turėjau vieną nusimačiusi projektą ir sakiau, tikrai ten gyvensiu Markučiuose, jisai tebe plėtojamas yra, kol tiesiog iš pažįstamų atėjo informacija tokia apie šitą miško ardų projektą ir faktas, nuvažiuosiu, pabandysiu ir aš tik įsukau į tą mišką ir pamačiau namus ir man buvo I have a problem. 100% čia bus reikalų ir tada aš turėjau su kolegė Irma susitikimą ir prilipo. Ir dar viena idėja mano pirminė buvo, kad labai pajaučiu, kad čia bus reikalų ir labai auks ir paklausa ir vertė viso šito projekto. Tai sakiau, šiam etapui aš perku, investuoju, kad ateityje galėčiau ir parduoti ir tada toliau kažkur jau vėl kelti sparnus, bet kiek čia dabar praėjo, aš galvoju, mes gyvenam nuo Liepos mėnesio 23 metų, pilnai, kad gyvenam, tai per tą trumpą laiko tarpą atėjo labai stiprus noras nebeparduoti šito būsto ir nepriklausomai nuo kito gyvenimo etapo, kur mes kelsim sparnus, šitą laikysim. Nesvarbu, ar tai bus nuoma, ar nežinau, vaikam, tėvam, kažkam, bet laikysim, nes tai yra toks autentiškas projektas ir tokia autentiška vieta ir miestas labai yra arti, viskas ranka paduota. Man asmeniškai iki ofiso, kuris yra Basanavičiaus gatvėje, automobiliu nuvykti yra 10 minučių. Tai ir čia yra, aš nežinau, ar 8:30 yra pikinės valandos, nes nestandartiškai mes nepradedam nuo 8 iki 5 dirbti, truputį kitos darbo valandos. Nesėdime kamščiuose ir puikiai, vaiko darželis irgi yra šalia, viskas yra šalia. Tai mes atgyvenam tą miesto pulsą per dieną, atlaikom ir grįžtam į tokią ramybės oazę, bet taip jau neperlenktai, tikrai ramybės oazė, nes labai geras dar bute, name yra garso gera izoliacija ir tu grįžti ir tu jauti, kad tai yra tavo namai, niekino netrukdomi, be kaimynų dar ten dundesių, bildesių, be mašinos rauto po langais važiuojančio, ar ten kokios tai grupelė žmonių einančių šeštadienį naktį iš baro. Tai toks atsitraukimas, mes turim savo pavadinimą, miško ardai faktas, tai yra pavadinimas ir oficialus, bet mes su vyru juokaujam, kad tai yra Vilniaus Palanga. Tikrai. Toks jutimas. Iš tikrųjų, tai kai jūs pasakai, tai yra vienas svarbiausių dalykų, ar ne, kaip žmogus jaučiasi ten gyvendamas. Beje, mane dar užkabino tas paminėtas jūsų karinės bazės momentas, kuris ypatingai šiomis dienomis, ar ne, tokiam geopolitiniam kontekste, sako, tai yra bunkeris paliktas, ar ne, gal ten dar yra kaip ir galima toks ir saugumą, gal atsiranda tam tikras. Žinot, tai saugumo, aišku, kažkiek šiaip požeminiai dalykai, jie turi daugiau saugumo, pagal dabartinius jau priėmumus standartus tikriausiai netitiktų, bet iš esmės tai ten ta vieta yra
kai Lenkams priklausė Vilnius, tai vat, nuo to laiko ten jau buvo kuriamas tas karinį aptarnavimo daliniai. Aišku, nereikia tikrai baimintis, kad ten kažkaip užterštas kažkuo gruntas ar taip toliau, nes mes, kai įsigijom, turėjom truputėlį tokios baimės, kad nebūtų, bet tai tiesiog labiau buvo, sakykime, servisas aptarnavimo, kuris tiesiog, ten kažkiek tepalų, kažko tokio, kur, sakykime, bet kuriam sklype galėtų būti, tai mes jį gan paprastai išvalėme ir, tikrai dabar ten viskas saugu naudotis. Gabija, jums kiek tas istorinis momentas buvo įdomus arba, sakykime, bet aš suprantu, kad ten nebėra jausmo, ne, kad tu gyveni kariniai baziai, to nebelikė tikriausiai, bet iš principo žinojimas, kad kažkokia ta vieta vis tiek yra, tai nebuvo plynas laukas, ar ne, tai yra istorija tam tikra. Tai yra apskritai vieta, kai tu važiuoji greitkeliu, tu žinai, kad priešais tave kažkur oro uostas, kažkur tai nusukimai į Vilniaus gyvenamosius mikrorajonus ir miškas, kuris, miškas, kaip tu ten nesitiki nieko, o ten yra gyvenama vieta. Mane tas žiauriai žavė. Ir kad ten buvo kažkokia tai dar istorinė dalis, man tai kaip tik yra ne kažkokia, kad baimė, kad čia kažkas tai gal ten... Čia sakyčiau labiau saugumo jausmas, galbūt tas. Nežinau, ar saugumo man asmeniškai tai niekiek nei prideda, nei neprideda. Man tai yra autentiškumas ir ta autentiškumą, ta karinė tokia istorinė dalis, jinai prideda. Būtent ir autentiškumą tuo pačiu ir formuoja. Tai man tai yra labai labai žavu. Tai yra istorija, galų galia, kurią galima taip. pasakoti, visada būna įdomu, ar ne, tokios vietos, kurios turi kažką tai iš anksčiau. Apskritai pati aplinka galima, Gabrielė, šiek tiek apie pačius naujininkus, ar ne, kurie netrodė žavi gyvenamoji vieta, sakykime, ir pravažiuojant nebūtinai visada gražiai žiūrisi ir kartais gali atrodyti ir pavojinga šiek tiek ir panašiai. Kaip apskritai ta teritorija, kur link vystos jūs matot, kaip ir jūs ten įsikūrėt, ar ne, tai vis tiek matydami kažkokią perspektyvą? Taip, tai kaip yra toks juokelis nekilnojamam turte, kad, kas svarbiausia projektui? Lokacija ir dar kartą lokacija. 3 dalykai. 3 dalykai ir jie visi tie patys. Tai iš esmės pats miestas yra, jo vizija, kaip jis vystysis, nustato, žinoma, Vilniaus miesto savivaldybė, vyra architektas kartu ir pirminis dalykas, ko jie dažniausiai siekia ir čia labai jis natūralus, tai yra tiesiog tankinti miestą, kad infrastruktūra būtų kuo geriau, kuo efektyviau naudojama. O antrasis toks prioritetas visgi Vilnių vystyti į pietus, pietų kryptimi. Projektas, jis gal negims po 3 metų, bet tikrai ateityje tikrai gims, tai yra Vilnius Connect, tai yra visas tas stoties rajonas, kuris apjungia tą senamiestį su naujininkais ir ten turėtų iš esmės įvykti visišką transformaciją. Laimėjęs projektas yra tikriausiai garsiausios pasaulio architektė Zaha Hadid ir ten turėtų būti naujasis Konstitucijos prospektas praktiškai, nes turėtų atsirasti ir verslo centrai, atsinaujinti pati infrastruktūros širdis, kur yra tiek geležinkelio stotis, tiek autobusų stotis. Tai iš esmės tos vietos perspektyva yra kosminė. Ten tikrai labai keisis ir ta revitalizacija bus labai didelė. Tuo pačiu yra kitas toks hubas, tai yra IKEA, oro uostas, jie irgi labai vystosi, berods padvigubinti turėtų oro uostas savo aptarnaujamų klientų kiekį, tai natūralu, kad visas oro uostas irgi aplips tomis kitomis funkcijomis, savivaldybė irgi ta prasme teikia tam prioritetą, nes meras jau paskelbė, kad bus nauja jungtis tarp Dariaus ir Girėno, Žirnių gatvės ir Tūkstantmečio, o ne paslaptis, sąlyginai neseniai mūsų, sakykime, kolegos kiti įsigijo ir
tikrai labai labai didelį kiekį sklypų, net 65 hektarus, tai ten akivaizdu, kad kažką vystys, o palyginimui, supratimui, kokio dydžio tai yra plotas, tai, kaip minėjau, miško ardų kiemas yra 1 hektaras, tai čia yra 65 tokie kiemai, arba Klaipėdos senamiestis yra 70 hektarų, tai tikrai nusimato dideli pokyčiai, tikriausiai per ateinantį 10-metį tai keisis visiškai nematytai ta vieta. Beje, Gabija, kalbant apie oro uostą, ar girdi lėktuvus? Čia, žinokit, buvo tokia maža baimė, bet ne. Ir kas, aš kaip ir minėjau, man ta pramonė mane žavi ir tas neiščiustytas gyvenimas, o pramonės ta apsuptis, sakykime, tokia, man yra be galo gražu, kai vakare aš pasiimu šunį, einu į tuos miškus pasivaikščioti ir aš tolumoje girdžiu traukinius. Ir tai yra toks vėl dar vienas žavesys. Tai labai labai fainai. Lėktuvai vienas kitas, bet tai tikrai, aš kaip ir minėjau, labai gera garso izoliacija, tarp kitko yra tikrai name labai gera, tai visai nesigirdė. Tu labiau naktį neskraido, tai čia irgi dar... Jo. Taip. Sakyčiau, net senamiestį labiau girdėsi. Senamiestis daug didesnis triukšmas. Gal aidas tarp namų, ta prasme, tas irgi sukuria tam tikrą Ant Liepkalnio, taip, ten girdisi, kai važiuoji kokį Lidlą, pavyzdžiui, ar ne, važiuoji ir ten per galą prasileidžia, taip, bet ten gyvenant, ne, aš nežinau, dėl to, kad miško ta apsuptis kažkokia tai irgi... Gal ir takas neina tiesiai virš. Gal, jo, bet labai... Nes iš Liepkalnio tai akivaizdžiai matai visada jau ten leisdamasis, kuriasi. Tai, bet apskritai, kokioj dabar jūs stadijoje, ar ten jau viskas, ar mes šitą prasme kalbam, bet tai ką jūs, kas ten toliau, dar ten iš viso yra ką nors veikti, yra ką nors galimybė ateiti? Yra 1 minutė iki pabaigos, taip sakant, tai yra likę tik tai 7% būstų, iš ką mes sukūrė. Tai čia vienetais kiek būtų? Apie 20 vienetų yra likę. Tai 3 etape pačios statybos, tai iš viso praktiškai pabaigtos, kaip tik praeitą savaitę buvau, mes tokį turime įmonėje tradiciją apeiti jau praktiškai besibaigiant statybom, apžiūrėti kiekvieną niuansą, kad žmogus įsikėlęs jaustųsi į tą tikrai idealios kokybės versiją įsikeltų. Tai tiesiog apėjom viską, jau pastate visi darbai baigti ir norisi vis tiek pažiūrėti, kaip tas vaizdas yra iš ypač mūsų labai unikalių tų butų viršuje, kur mes tokius antstatus turime, tokie, tikrai jau prabangus būstas, iki 7 metrų lubos yra, tai jautiesi ir nuosava terasa, tai jautiesi iš esmės kaip name, kaip nuosavam name, nes jie toks ir konceptas buvo, viršus tokia kaip mini namukai yra. Ir tas vaizdas jau ir gerbūvis baiginėjasi ir labai geras, tikrai nuoširdžiai labai geras. Sakiau, kad gal net ir pati norėčiau čia jau apsigyventi, bet vizualizacijos iš esmės neatspindi to vaizdo ir šiaip džiaugiasi, tikrai dainuoja širdis, žiūrint tai, kad rezultatas tikrai geras, nes noras sukurti tuos namus, kad žmonės džiaugtųsi. Ir sakyčiau, tai jau kas nori, tai paskutinė galimybė. Ir mums labai smagu vienas dalykas toks, kad vis tiek tas laikas praėjo nuo pirmojo etapo ir vienas klientas, kuris tikrai turėjo toks iššūkių, mums kelia tokių reikalavimų, kad būtų viskas gerai padaryta ir taip toliau. Tiesiog jo šeima pagausėjo, susilaukė vaikų ir jau ieškojo antro būsto keisti į 3 etapą, kur didesnis. Tai faktas, kad žmogus nenori irgi išsikraustyti iš tos vietos ir jau, sakykime, vidinė ta komunikacija ir pardavimai vyksta, tai labai labai smagu. Tas projektas, sakyčiau,
tiek ir mūsų darbuotojai net patikėjo, tai yra ne vienas darbuotojas nusipirkęs tenais butą, bet tuo pačiu rekrutmentą, galima sakyti, mes vykdėme per tą projektą, nes kai kurie žmonės apsigyveno, o tada pradėjo dirbti pas mus. Tai jiems reiškia, taip patiko tas projektas, kad jie nusprendė, kad nori kitus projektus kartu su mumis kurti. Aš tik paantrinti šitai dalį, Gabrielės, galiu tikrai, nes aš ir pati, kaip ir minėjau, pirkau būstą gyvenimo etapui ir tu tokia nuojauta, kad čia tikrai dar ir bus ir vertė auks labai stipriai ir labai gražus tas projektas, unikalus projektas ir bus labai vertinga parduoti. Ir mes nebenorim parduoti, bet net ir dabar net įsikeldinėjant Liepos mėnesį mes dar užbaigiamosius darbus vidaus apdailoj darėmės. Ir aš vyriui sakiau, bet dar yra trečias etapas, gal pasižiūrim trečiam etapą tą didesnį variantą, nes pirkau aš būstą dar būdama viena su dukra, atsirado žmogus šalia, natūraliai tu vietos daugiau nori, pas mus yra 71 kvadratas, tai čia kam daug, kam mažai, čia visiškai asmeninis yra pasirinkimas, man mažai ir aš sakiau, tai gal pasižiūrim, gal trečiam etapė mes pasimam daugiau, bet sakai, žiūrėk, pagyvenau, okei? Apkarpė mano tos didelius sparnus, kas nėra blogai, kartais to reikia, bet tikrai vidinis noras buvo, iš tiesų buvo, kad pasižiūrim didesnio, nes... Tai kaip suprantu, jau netiek daug galimybių, tai... Jo, traukinys pravažiavom greičiausiai, bet mes kaip ir nieko neprarandam, nes vis tiek ten gyvenam ir vis tiek džiaugiamės. Man tai kaip dzūkiai toks natūralus labai klausimas, ar yra grybų tam miške? Yra, bet žinokit, nuvilsiu ne taip, kaip norėtųsi einant per kokį pušyno grįstą, nes tai yra šlapesnis miškas, tai yra vis tiek lapuočiai, vaikščioti, bet... Vaikščioti yra viskas okei, bet nėra, grybo prasme nėra tiek daug, nors mes ten iššukavę esam tikrai daug, bet dar gal mums irgi anksti sakyti, mes tokie nauja kūrėjai, gal dar netradom. Tikrai yra, tai yra labai daug tų gyvūnų, kur nelabai kiekvieną dieną nepamatysi. O stirnų pilna. Ir kiškučių, ir stirnų. Tai toks, kaip sakant, vaikai neauga tokiam betono džiunglėse ir jau gali tikrai pažinti ir tuos gyvūnėlius iš realybės. Ir čia iš tiesų yra dar tas vienas momentas, apie kurį aš kalbėjau anksčiau. Aš augusi esu name ir dabar tėvai name faktas gyvena, šiek tiek už Vilniaus ir aš važiuoju pas tėvus, tai yra apie 30 km nuo Vilniaus, ar ne, kad pasidžiaugti tą gamtą ir va ten stirna prabėga ir kaip gražu, kaip fainai ir atrodo, kad tu čia labai toli išvažiavęs, čia yra 10 minučių nuo Naujamiesčio, nuo centro ir tu tą patį turi. tą pačią stirną prabėgančią, lapę tikrai teko matyti, kiškučių dėja ne, dar neužgaudė. Bet iš tiesų tai yra tas labai grožis didžiulis, kai tau nereikia toli krautis šmutkių, lagamino ir važiuoti kažkur tai, kad pasijausti, jog tu esi gamto, tu gali pailsėti. Ir tai yra be galo žavu. Kaip pati bendruomenė, pavyzdžiui, kurias minėjo čia, ir kad ir sąlygos yra sukurtas, ar ne, ir ten ir kupolas, ir baseinas, ir dar kažkas, aš kaip suprantu, yra kur rinktis ir yra ką veikti tikriausiai. Kartu tuo labiau dažniausiai, kai visi žmonės beveik vienu metu įsikėlė, iš principo, ne prieš 30 metų, bet praktiškai panašaus būna ir amžiaus galbūt, ir interesai panašus, tokios yra galimybės, kiek ta bendruomenė, Gabrielė, tiek iš jūsų, tiek Gabija, aišku, jūs geriausiai žinot. Iš vidaus. Gabija gal iš vidaus papasakos, o mūsų tai visą laiką tikslas turėti tą bendruomenę, tai net ir vos tik tai didesniam kiekiu atsirado žmonių, kurie pirks, tai mes sukuriam ir Facebook'e grupės, kad galėtų dalinti žmonės, susipažinti galiausiai. Tai tas klientas, kaip minėjau, tikrai išskirtinis, išskirtinių poreikių paprastai, užsiema nemažai ir verslais užsiemančių žmonių, gal ta estetika pačio projekto pritraukia ir nemažai influencerių, kurie matyt savo turinį irgi kuria toje aplinkoje ir žmonės tikrai toks įprastas klientas, tai yra jaunesnės poros kažkokios, ar ten vaikų susilaukia neseniai žmonės. Kokie dydžio tie būtai, sakyk, nuo to irgi priklauso? Yra įvairaus dydžio, bet didžioji dalis tikriausiai 2-3 kambarių. Ir
žmonės, jie tikrai bendrauja intensyviai tarpusavyje, kaip sakau, rengia šventes, mes dar tam pastiprinimui bendruomenės, kai užbaigiam vieną etapą, visada rengiame užbaigimo šventes, kad žmonės susėstų, pavalgytų kartu, susipažintų, gal turi kažkokių bendrų idėjų, ką jie nori daryti, gal kažkokias talkas, gal kažkokius projektus. Tai, tikrai mūsų visą laiką tikslas, kad kuo daugiau bendrautų žmonės. Tai yra netgi ir, tokiu negeru metu, prieš 2 metus, kai prasidėjo karas, tai mes norėjom tikrai būti visuomeniški ir apgyvendinome ukrainiečius viename iš mūsų demo būtų ir bendruomenė irgi sužinojęs apie šitą dalyką, tai pradėjo jiems nešti rūbus ir maisto, tiesiog labai norėjo pasirūpinti tai žmonėmis, tai tiesiog jaučiam, kad tikrai yra tie žmonės, susidraugavę, sakykime taip, ir rūpinasi savo namais, o tai svarbiausia yra tikriausiai. Kiek šeimų gyvena, Gabija? Šeimų būtų, kiek sakykime. Projekte pačiame? Taip. Oi, aš nesakysiu, žinokit, šitą klausimą tikrai šiaip... Bet daug, ar nepakankamai? Daug ir kas yra smagu, kad aš gal dėl to ir negaliu tiksliai sakyti, nes nesijaučia, nes tai yra tokio dydžio teritorija ir per langą tu nežiūri, ką kitas kaimynas veikia, nes tau yra per toli tą pamatyti tikrai. Nebent kažkas interesų turi, aš negaliu už kitus atsakyti, aš už save ką pakalbėsiu. Bet nesijaučia to srauto. Nes faktas, grįžtų namo į parkingą, prisiparkuoti automobilį, tai automobilių yra pilna. Tai užimtumas, reiškia, yra tikrai didelis ir šeimų gyvenančių yra tikrai daug. Bet gyvenant, nieks niekam nelipa ant kupros ir nesijaučia tos tokios, kad tu čia ankštai kažkaip, tai čia gal norėtum erdvės ar tas pats kiemas, dar didesnė dalis dar tvarkoma yra. Bet kaip ir Gabrielė minėjo, be minutės tiksliau jau projektas bus pabaigtas. Net ir turint nepilną, ne visavertį šiai akimirkai kiemo talpumą, nesijaučia, kad yra begalė žmonių ir kažkokia sprūstis ir konvejerių čia kažkaip tik, kad pašvietė saulė ir užsipildė. Nesijaučia. O kaip ta bendruomenė pati, kokia jinai, kaip jūs jautėte? Dinamiška. Visokių yra kaip ir visur, faktas. Yra uždaresnių žmonių, yra aktyvių labai žmonių, yra kas labai nori su visais draugauti, yra kas nenori jų net nesigirdi ir nesireiškia. O Gabrielė minėjo, kad yra Facebook'o chatai, grupsai sukurti ar ne, kur galim keistis informaciją. Šaliką kažkas pametė, įmetė, ar ten, nežinau, rado grybų, nori pasidalinti ir panašiai. Įvairi ta informacija, srautai tie plaukia, bet žmonės skirtingi yra. Man asmeniškai kiek tenka susipažinti ir tikrai su keliais kaimynais jau esam tvirtai susibendravę. Kaituoja žmonės, savo verslus turi žmonės, advokatauja, tada influencerių turim. Labai labai skirtingi, tikrai dinamiškas. Bet randa kažkokį bendrą vardiklį, ta bendruomenė, jinai kažkaip turi kažkokį veiksmą kartu. Aš tikrai tikiu, kad esant poreikiu, jeigu norėtų padaryti ne per citusą ar ne ten kažkokį tai kieme didelę šventę ir ten, nežinau, švęs penktadienį, tiesiog, ar ne, gyvenimą, tikrai suburtų žmonių, 100%. Pavasarinė talka štai laukia Burbiškių miškas irgi aplinkui turbūt. Taip, bet tas ir yra fainai, kad gali ir tokį suorganizuoti, būti organizatorius arba dalyvauti, arba tu gali, jeigu esi žmogus labiau intravertas, rasti vietos ir savo. Pasibūti su savimi. Taip, ir vis tiek pasidžiaugti tokia uždaresnė ta aplinka, gamta ir savo reikalingais dalykais. Tam yra erdvės. Gabrielė, tai ar būtent tą teritoriją jūs matot kaip ateities Vilnių? Aš neturiu omeny konkrečiai Miškardų, tiesiog aplinkinė. Taip, tikriausiai ateities Vilnius pietinė Vilniaus dalis, ta teritorija aplink oro uostą, naujininkai, jinai turi didžiulį potencialą, nes mes kas Vilniečiai tikrai žino tą naujamiesčio atgimimą, bet jis buvo jau gan tankiai užstatytas ir tų galimybių tikrai labai ribotai yra prie miesto centro. O čia tikrai yra didžiuliai plotai, kur galima vystytis, kur gali miestas augti ir čia yra pagrindinė ta kelrodė žvaigždė, kur greičiausiai ir vyks visas pokytis.
Ačiū Jums už Jūsų mintis. Šiandien studijoje viešnias Citus Vilniaus regiono vyriausiai plėtros vadovė Gabrielė Norkutė ir Gabija Strielčiūnaitė. Ačiū Jums, gyventoja. Šis verslo tribūnos partneris Citus ir iki.